Lietuvos teniso rinktinė penktadienį pradės kovą dėl išlikimo Deviso taurės turnyro Europos Afrikos zonos antroje grupėje. Smarkiai nukraujavusios Lietuvos komandos laukia stipriausios sudėties Maroko rinktinė. Pirmasis Vilniaus Sereikiškių parko aikštyne jėgą su Maroko komandos lyderiu Redu El Amrani išbandys Lukas Mugevičius. 23 metų marokietis pasaulio reitinge užima 356 vietą. Tuo tarpu 16-metis lietuvis nėra reitinguotas. Antrame penktadienio mače Lietuvos garbę gins 1112 pasaulio raketė Dovydas Šakinis. Tenisininkas susitiks su 785 planetos rakete 24 metų marokiečiu Jasinu Idmbareku. Lietuvos rinktiniai šiame mače nepadės lyderiai Ričardas Berankis ir Laurynas Grigelis. Pirmąją rinktinės raketę tapusio 19-mečio Dovydo Šakinio lyderio vaidmuo negąsdina. Daugiausiai patirties iš komandos turiu, tai tikrai nesijaučiu tokiu lyderiu, kad čia kažkas būtų išskirtinio ir kad kažkiek kenktų mano pasirodymui. Viskas bus gerai. Lietuvos teniso sąjungos prezidentas Ramūnas Grušas tikina, kad įmanoma laimėti prieš stipriausios sudėties Maroko rinktinę. Nekeliam mes ten, sakykime, tikslų laimėti ir ten kitaip negali būti, prasme. Tai suvokiam tą situaciją, kad, sakykime, neturime rinktinės lyderių Ričardo ir Lauryno. Tai visada yra smagu laimėti, tai šnekam apie tai, kad įmanoma laimėti, o kaip sužaisti. Tikiu, kad jie gali įveikti, nes sportas toks dalykas. Sakykime, Estija mes taipogi važiavom jau nugalėtojais ir estai tikrai buvo irgi nusiteikę, kad jie praloš, kadangi jie, sakykime, žinojo, kad jų sudėtis yra žymiai silpnesnė nei mūsų, bet atsitiko taip, kad mes pralošėm. Tai niekas nežino, kaip ir čia bus. Lietuvos rinktinės atsargoje nereitinguoti 17-metis Julius Tverijonas ir 18-metis Julius Gotovskis. Dauguma teniso ekspertų šią jauną komandą vadina ateities rinktinę, o mačas su Maroko ekipa puikia praktika. Jaunimas turi didelę, sakykime, motyvaciją tobulėti ir įsitvirtinti rinktiniai, kadangi vienaip ar kitaip, sakykime, po 2 ar po metų ar po 2, sakykime, Ričardas ir Laurynas vis tiek prisijungs prie rinktinės. Tai, sakykime, 2 vietos rinktinėje jos lieka laisvos ir būtent tam šiandieniniai rinktiniai yra galimybė žaidėjams, jos yra galimybė įsitvirtinti toje rinktinėje, parodyti save. Visi linksmi, visi jauni, žinot, įtampos nėra, gal bus šiek tiek jauduliukas jauniems žmonėms, man tai viskas gerai, manau, kad susitvarkysim ir bus gerai. Antrąją mačo dieną vyks dvejetų varžybos, kuriuose Luko Mugevičiaus ir Dovydo Šakinio pora susikaus su Redu El Amrani ir 828 pasaulio rakete Anasu Fataru. Sekmadienį vienetų varžybose Dovydas Šakinis susitiks su Redu El Amrani, o Lukas Mugevičius išbandys jėgas su Jasinu Idmbareku. Sportininkai kovos dėl 3 pergalių. Nugalėtojai išsaugos vietą Europos Afrikos zonos antroje grupėje, o pralaimėjusi komanda iškris į paskutinį, 3. divizioną.